FIBA Europe generalinis sekretorius Naras Zanolinas lankėsi Lietuvoje, inspektuodamas miestus, kuriuose bus surengtas 2011 metais vyksiantis Europos vyrų krepšinio čempionatas. Turėjome konstruktyvų susitikimą su premjeru, kuris aiškiai parodė, jog vyriausybė visiškai pasirengusi bendradarbiauti rengiant Europos vyrų krepšinio čempionatą. Turiu pabrėžti, kad esu labai patenkintas Kauno arena. Arena praktiškai uždengta iš visų pusių, tai reiškia, kad gali darbininkai dirbti viduje. Tikslas pabaigti areną vasario pabaigoje. Kaunas tikrai turėtų būti pasirengęs čempionatui. Meras taip pat garantavo, kad visi darbai bus atlikti laiku ir tai bus puikus finalinis etapas Kaune. FIBA Europe pareigūnas patikino, kad jis taip pat patenkintas ir Klaipėdos arenos statybų sparta. Šių metų sausį toje vietoje beveik nieko nebuvo, o dabar baigiama areną apstatyti iš visų pusių. Netrukus prasidės vidaus įrengimo darbai. Kovo pabaigoje ši arena turėtų būti baigta. Alytuje nėra tinkamo dydžio viešbučio, todėl šiame mieste žaisiančios komandos apsigyvens Birštone, o komandos treniruotes rengs Prienuose. Nuvykome pasižiūrėti naujos salės į Prienus. Statoma nedidelė salė talpinanti 1500–1600 žiūrovų. Premjeras garantavo, kad ši salė bus pabaigta laiku. Tai viena iš sąlygų, kad preliminarios rungtynės vyktų Alytuje. One of the qualification rounds or one of the first round games to be played in Alytus. Panevėžyje ir Šiauliuose Zanolinas lankėsi viešbučiuose, kurie šiuo metu kelia daugiausiai problemų tarp visų miestų. Tačiau generalinis sekretorius nebejoja, kad viskas pavyks puikiai. Su Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu ir generaliniu sekretoriumi manom, jog tai turi būti pats geriausias krepšinio čempionatas, nes jis rengiamas krepšinio šalyje. Jūs viską turite, ypač žmonės. Europos vyrų krepšinio čempionatas vyks kitų metų rugpjūčio 31 rugsėjo 18 dienomis. Čempionate dalyvaus 24 komandos. Tomas Ramanskas, Viktoras Radajevas, Sport 1 žinios +, Vilnius.